Klausyk, gal tu žinai, kaip ta plytelė veikia, ką? Čia reikia, tipo, kokią SMS įsišius ar kaš? Sumatęs, kaip žmonės stovi ant vienos kojos arba apsisuka 3 kartus. Tai man neįdomu, kaip žmonės daro. Man įdomu, ką reikia daryti, kad tas stebuklas įvyktų. O jums kam? Nu kam? Nu principė, kad išsipildytų noras. Nu kas čia per klausimas? Kai aš paleidžiu kokią naują dešų liniją, ar šiaip, kai labai žiauriai reikalinga sėkmė, aš po visada bandau savo padėti su visokiausiam antgantiniam galiam. Vaikai. Anksčiau aš skaičiuodavau meteoritus. Atsėdi pamatai kokią krentančią žvaigždę ir noras įsipildyto. Matai, svarbu visada būti pasiruošus tik tai tų norų turėti. Bet dabar, kai bliama čia šitaip debesuota ant Lietuvos, tai nebegaliu gaudyti tų krentančių norų. Kokių dar nesąmonių, tai yra prietarų turite? Čia, vaikeli, tau ne prietarai. Anksčiau aš naudodavau tokį labai paprastą stebuklą. Kai pamatydavau kokią nors mašiną, kurios numerį visi tipo 3 skaičiai yra vienodi, tai reiškia, kad tą dieną manęs laukia žiauriai didelė laimė. Bet tai aišku, su sąlyga, kad skaičiai turi būti nelyginiai ir kad mašina nėra prabangi. Bet tai dabar lengviau yra debesuotą dieną ten prisigaudyti tų krentančių žvaigždžių negu seną kibirą su numeriu, kur visi skaičiai yra vienodi. Dar pasakykit, kad namuose turite aitvarą arba kauką, kuris neša jums turtus. Nu, principė, ne. Tiksliau nebe. Nes, žodžiu, nebeapsimoka tas dalykas. 10-12 varguolių mėsos ceche per pamainą suneša kur kas daugiau turto negu vienas aitvaras per savaitę. Žodžiu, aš pasakysiu taip, prasidėjo eilinis mokesčių inspekcijos patikrinimas Meslitų. Ir man skubiai yra reikalingas stebuklas, kad aš ir vėl įsisukčiau. Tu nepatikėsi, kaip tie inspektoriai suižalėjo pastaruoju metu. Nu, žinok, siaubas, žmoniškai su jais nebesusitarsi. Ir tikite, kad šita plytelė jums padės? Nu, kas daugiau? Juk pas mus sunkiausia yra nesusikrauti pelną, o apsiginti nuo tokios mokesčių inspekcijos, kad jinai neatimtų to pelno. Verslas man čia tik tai pritartų, ar ne? Taip. Aš šiaip norėčiau va šitą logotipą, stebuklas, parodyk gerai, va šitą logotipą nusipirkti ir dėti ant savo dešų. Nu, manau, būtų tokia dešų linija stebuklas. Nu, kokios gražios mintis man. Nes realiai šiaip aš kaip pagalvoju, tai pirmas stebuklas yra tai, kad mes iš nieko padarom dešą. Antras stebuklas, kad žmonės ją perka. Trečias stebuklas, kad jie ją valgo. Iš vis, o didžiausias stebuklas, kad yra suvalgė jie ir, nu, toliau ją perka, aš nesuprantu. Ne, nu, kaip man dabar ant tos vienos kojos čia. Ne, nu, aš tikrai ant vienos kojos nestovėsiu čia. Viskas. Virgi sveikas. Čia Saulius. Nu, norėjau apie plytelės pasikalbėti. Netridaliok, ne Gedimino prospekto. Jisai pagalvok. Čia prie Varpinės yra ta, kur prie katedros. Jo, plytelės stebuklas. Tai kiek jinai kainuotų padaryti? Aš ofise noriu tokia įsidėti.